pasisvečiavę Kernavėje, po pusantros dienos pasiekėme Nemuną. Tas kelias iš tikrųjų neprailgo, Neries pakrantės labai gražios ir nuostabios. Ir pasiekėm Kauną. Kaunas, kaip žinia, antras pagal dydį Lietuvos miestas, mūsų pasitiko gražiomis sodybomis, gražiomis pakrantėmis. Iš tikrųjų labai sutvarkyta, Neris jau buvo išplatėjusi, nebebuvo rėvų, tad plaukti buvo ganėtinai spartu ir įrėmės labai greitai. Na, o Kauno santaką pasiekėm irgi labai džiaugsmingai, mus pasitiko nedidelis gerbėjų būrys, tai gavom ir naminės duonos keptos, labai to džiaugiamės. Na ir jau pasimatė platusis Nemunas, kuris palyginus su Nerim, kurį jau Neris buvo labai plati, bet Nemunas tai mus iš tikrųjų nustebino ir galvom, oho, nes pamatėm didžiulius laivus, kurie plaukia tenai ir galvom, reiks plaukti šalia jų. Mane asmeniškai sužavėjo Panemunės pilis. Stengiamės aplankyti bene visas, tas, kurios yra išlikusios. Buvome užkopę į Raudonės pilies bokštą. Apsižvalgėme ir iš bokšto tikrai matosi ta Nemuno didybė, apie kurią jau kalbėjo ir Vytis. Taip pat aplankėme Seredžiaus miestelį. Ten vis nėra išlikusi, bet kraštovaizdis taip pat labai gražus ir miestelis labai gražiai sutvarkytas su puikia prieplauka. Taip, paskutinę žygio dalį plaukėme pasieniu. Pasienyje iš tikrųjų mes matėme gana mažai vandens turistų, tai tik tais keli vyrukai gal su valtele buvo. Ir pagrindinė to priežastis tikriausiai yra tai, jog plaukti pasieniu reikia leidimo specialaus. Taip pat pasienyje įdomu tai, kad Lietuvos pusėje beveik ant kiekvieno upės vingio yra sustatyti pasieniečių bokšteliai. Visa teritorija yra filmuojama ir, kaip mums sakė patys pasieniečiai, kontrabanda dėl to yra žymiai sumažėjusi. Taip pat mes dėl to galėjom tikrai jaustis labai saugiai. Nes pasakojo, kad iki tol, reiškia, kol nebuvo įdiegta saugumo sistema, tikrai buvo sunku kontroliuoti tą pasienio ruožą su Kaliningrado sritimi ir būdavo ir net iš užpuolimų įvairių dalykų. Mūsų rytas prasidėdavo 6 valandą, suskambus žadintuvui Viktorijos ir tuomet Viktorija jau mūsų abudu vyrus keldavo, nes tikri vyrai, reiškia, kūrė laužą, verda pusryčius. Kiekvieną rytą turėdavome kavos ir ko nors stipriai, reiškia, daug angliavandenių turinčio maisto. Tai dažniausiai būdavo kokia nors košė su mėsa, kad būtų daug jėgų visai dienai ir kloti. Tai vat ir maždaug apie 8:30 pajudėdavome, jau sėsdamas su visais daiktais supakuotais į valtį, į baidarę ir čia gal Viktorija plačiau papasakotų, kaip jau tą pirmą pusdienį mums sekdavosi. Ir toliau kaip ir pratęsiu Vyčio mintį, tai maždaug iki 12 valandos plaukdavome. Tuomet tokius turėdavom, sakykime, priešpečius, kažkokį tai javainių batonėlį ar riešutukų pagriauždavom baidarėje susiplaustavę visi. O vėliau kažkur apie antrą valandą išlipdavome ant kranto ir papietaudavome. Pietus buvo labai paprasti. Dažniausiai tai buvo sumuštiniai su dešra arba su sūriu. Arba tunu. Labai lengvai, labai paprastai paruošiami, tam, kad neužimtų daug laiko ir galėtume tęsti toliau kelionę. Kare stodavome kokią 7-8 valandą. Kai sutemdavo, jau turėtumėm būti pasistatę savo palapinę, išsivyrę vakarienę ir pavakarieniavę. Tai vakarieniai kaip ir pusryčiams būdavo dažniausiai košė, kartais arbata, dažniausiai mūsų mėgstama dilgėlių arbata. Pavalgę vakarienę, labai ilgai nesikuisdavom, nes 6 ryto keltis vėl reikės, taigi netrukus ir miegoti eidavom. Dar išsiųsdavom keletą nuotraukų savo gerbėjams, savo žemės komandai, perduodavom visą informaciją, parašydavom trumpą komentarą, kaip mums tą dieną sekėsi, pasižiūrėdavom kitos dienos orų prognozę ir griūdavom į miegmaišius. Taip. Į žygį iš tikrųjų savo nuožiūrą rekomenduočiau imti kuo daugiau košių ir prie jų derančių konservų.
iš kurių labiausiai rekomenduojame mes po šio žygio iš tikrųjų pamatėme, jo geriausiai yra konservuotas kumpis, o ne kažkokie troškinti mėsos gabalėliai, kur neaišku kokia mėsa. O iš košių tinka įvairios, tai yra grikiai, ryžiai tinka, kuskusas yra puikiai košė. Užkandžiams siūlome rinktis džiovintus vaisius ir riešutus. Taip pat galbūt javainių batonėlius, kurie taip pat suteikia ir turi didelę energetinę vertę. Tai, o vengti rekomenduotumėme greitai gendančių maisto produktų, kaip vaisiai, pomidorai galbūt, agurkai, taip pat vandeningi maisto produktai, kaip pavyzdžiui arbūzai, melionai, kurie tiesiog užima vietą, o jokios energetinės vertės neturi. Na, ir vandenį rekomenduojame gerti vandenį, o ne kažkokius tai vaisvinius sultis, nes po jų tik labiau troškina ir visiškai neatsigyvinant. Ir nerekomenduojame imti alkoholio, nes nuo jo vandenyje, išgerus alkoholio vandenyje yra būti labai pavojinga, todėl tikrai, kadangi vasaros metas karšta, labai prašom jūsų būkit prie vandens telkinių atsakingai. Tai labai džiaugiuosi turėjusi galimybę sudalyvauti šiame žygyje, pamatyti, kokia graži ir įspūdinga yra mūsų krašto gamta, kokia jinai įvairi, skirtinga ir iš tikrųjų pamačiau tokių dalykų, apie kurias nebuvau nei skaičiusi, nei mačiusi. Taip pat be galo džiugu, kad tikriausiai šis žygis buvo puikia proga pasisemti naujų idėjų, naujų jėgų ir dabar su pilna ir nauja energija galėsiu grįžti į pradėtus ir užbaigti pradėtus darbus. Tai žygio metu iš tiesų visiškai nepasigėdom civilizacijos, pripratom prie gamtos ritmo, kėlėme su saulė, gulti su saulė ir ta gamta iš tikrųjų mus taip įsiūbavo, kad spėjom pamiršti ir visus, reiškia, civilizacijos patogumus ir internetą ir tikrai puikiai pailsėjom visi. Ir kai priplaukdavom kokį didesnį miestą, tai būdavo labai keista ir ausį rėždavo tas visas triukšmas nuo automobilių. Tai tikrai buvo sielai tikra atgaiva. Tas visas plaukimas ir tie visi vaizdai, regioniniai parkai, kuriuos matėm, fantastiška, kažkas nerealaus. Tausme, pamatėm, kokia Lietuva iš tikrųjų yra nedidelė, kaip ją galima perplaukti per 3 savaitės, bet jie yra tiek nuostabių dalykų, kad tikrai neverta keliauti kažkur labai toli, tikrai yra ką pamatyti ir čia pas mus. Tai kaip Vytis ir minėjo, mes savo tikslus įveikėm per 3 savaitės, tai yra žymiai geriau negu planavom. Pamatėm iš ties nuostabų Lietuvos gamtos grožį, nuo įvairių ežerų, ežerėlių, nuo pelkių iki plataus Nemuno. Matėm iš ties labai daug įvairiausių gyvūnų. Tai yra įvairiuose parkuose, tie parkai nebereikalo yra parkai. Juose labai gausu yra ir gyvūnijos, ir paukščių įvairių, ir žuvų girdėjom, kaip šokinėjo iš upės. Jau pasiekėm Kuršių marias, iš tikrųjų buvo ta paskutinė atkarpa tokia sunki, iš paskutinių jėgų įrėmės, nes iš tikrųjų buvo labai didelis vėjas, bangos, pamatysite ir filmuotojai medžiagoti galiausiai. Buvo labai sunku, bet mes sukandę, reiškia, dantys į irklus, dantys į nagus, įveikėm tuos kilometrus. Žygis baigėsi į Strykio pirtį.